žinios turėtų būti savastim. Klausantis visų rekomendacijų, švietimo vadinamųjų ekspertų, mokymosi amžiaus ankstinimas kaip panacėja. Išgelbėjimas, kad vaikai nesirgtų vaikystę. Aš manau, kad atvirkštinis procesas turėtų būti, kad vaikai kuo ilgiau sirgtų vaikystę, nes jiems nereikia trukdyti augti. Kiekvienas vaikas yra individualybė. Kiekvienam vaikui reikia skirtingo priėjimo ir skirtingo laiko pradėti mokytis. Manyčiau, kad amžiaus ankstinimas turėtų priklausyti nuo tėvų, nuo pačio vaiko, nuo žmonių, kurie supranta ir gali parekomenduoti. Visi dabar ekspertai, tėvai ekspertai, vadovai ekspertai, Seimo nariai ekspertai ir visi žino, kaip reikia mokyti. Tikrai labai daug įvairiausių prikurta įstatymų, įvairiausių programų, įvairiausių paradigmų, kokia turi būti gera mokykla. Bet iki mokytojo, iki eilinio vaiko niekada tos programos nepasiekė jų. Mokytojas džiazuoja. Bet paleiskim mokytoją, paleiskim jį, duokim jam laisvę. Gana nurodinėti jam, kaip reikia dirbti ir ką reikia daryti, jis geriausiai žino. Mes visą laiką lyginamės į Suomiją, ne? Kaip pavyzdys. Ten visi rezultatai yra labai geri. Bet mes kažkodėl pamirštam, kad Suomijoje nėra antraeilių dalykų. Kaip mes įvardinam, kas labai svarbu, tai pas mus matematika, tikslieji mokslai. Bet juk taip svarbu ir meniniai visi dalykai. Ir piešimas, ir šokis, ir sportas. Ir kas svarbiausia, integracija tų dalykų. Puikių pavyzdžių ir mūsų mokykloje yra, kada integruotos pamokos, tai yra dailė su fizika, fizinis su matematika, kelių dalykų integracija, tai atskleidžia ir duoda galimybę atsiskleisti vaikui visapusiškai ir priimti kūrybinius sprendimus. Dar viena labai bėda, didžiulė bėda, aš manau, mūsų mokyklose, tai baimė klysti. Tai vat Suomijoje ten yra diagnostiniai testai, bet jau jie išaugę iš tos, atitolę nuo egzaminų kaip egzaminų. Tai diagnozuoti žmogų, kur jam labiausiai reikia pagalbos, kur jam reikia pasitempti. Nebėra tos baimės klysti ir baimės gauti blogesnį pažymį. Reikia sudominti vaiką ir pajusti pergalės jausmą. Jisai suprato, jisai atrado. Vėlgi grįšiu prie Izraelio pavyzdžio. Teko stebėti pamokas nuo pradinės mokyklos, vidurinės, ir iki pat universiteto rinkimo, ką ir minėjau apie studentus, visur vaikams sudarytos sąlygos išsakyti savo idėją, savo mintį, spręsti problemas, nesvarbu klysti ar neklysti. Ir kiekvienas dalykas paaiškinamas vaikui, ką jis su tuo galės padaryti savo gyvenime. Tai man labai patiko tas nebuvimas, bet tos baimės, klaidos baimės. Toliau įtraukti visas IT technologijas. Paprasta biologijos pamoka su 3D akiniais, kad nardo vaikas po visą organizmą ir dabartiniams vaikams, kas geriau, ar sausas vadovėlis pateiktas, ar užsidėjus 3D akinius jam matyti, kaip vyksta procesas realiai ir ką tu įsiminsi, kokiu būdu įsiminsi tuos dalykus. Ir man atrodo, priemonių parinkimas ir pritaikymas dabartinių priemonių, kurios yra pasaulyje naudojamos, tai labai svarbu. Daug kartų kartojau ir kartosiu, kad iš tiesų tas mūsų mokymas ir po šiai dienai yra toksai pilno indo pripilimo, nežiūrint, koks tas vaikas yra. Prikemšama žinių, per egzaminą jis tas žinias išvemia, grubiai sakau, ir pasilieka tuščias. Žinios turėtų būti savastim. Ir vaikas turėtų atrasti džiaugsmą, suprasdamas, ko jisai mokosi. Ir mokytis pirmiausiai toje gausoje informacijos.